Aš vis tiek realiai nesuprantu tos naudos, dabar man atidavinėti vaiko gaunamus pinigus iš valstybės į kaupimą, į investavimą. Tam vaikui dabar yra vos 1 metai, o mes dabar kalbam apie kažkokius 18 metų taupyti. Aš nelabai tikiu šituo dalyku ir šiaip galvoju, kad aš geriau išleisiu tos pinigus čia ir dabar, negu vėliau. Žinai, tu kalbi labai nuoširdžiai ir tai labai gerai. Bet va čia ir yra esmė, kai vaikui 1 tau atrodo, kad laiko daug. Bet laikas eina greičiau, nei mes galvojam. Ir tas 11 metų ateina greičiau, nei pirmas dantis iškrenta. O ką reiškia taupyti nuo dabar? Tai nereiškia atiduoti visų pinigų. Tai reiškia nedaug, bet ilgai. Ir būtent tas ilgas laikas duoda efektą, kurio vėliau jau nebeįmanoma pasivyti. Tu dabar sakai, geriau išleisiu čia ir dabar. Gerai, bet išleisi ir kas liks? Liko prisiminimas, kad nupirkai žaislą. O jeigu taupysi, po 18 metų liks sąskaita, su kuria tavo vaikas galės pradėti savo gyvenimą be skolų, su pasirinkimu. Studijos, pirmas įnašas. Start. 1 žaislas džiugina dieną. Sukaupta suma visą gyvenimą. Ir tau nereikia taupyti 1000. Užtenka po 100. Laikas padarys savo. Sakyk dar ką galvoji. Tęsiam. Nu gerai, aš dabar atsidedu po 100 eurų. Ar ne? Dabar 18 metų atsidedu po 100 eurų, dar vaiką apdraudžiu. Ir ką aš visą laiką galiu tiesiog po 100 eurų taupyti ir net nedidinti įmokos, jeigu man taip tinka, pavyzdžiui. Taip, būtent. Jei tau tinka, gali visus 18 metų taupyti po 100 eurų. Niekas neverčia didinti įmokos, jei nepasikeičia galimybės. Ir žinai, kas smagiausia? Jei tu nebūsi prisirišusi prie šitos sumos visam laikui, gali bet kada padidinti įmoką, sumažinti, sustabdyti arba tiesiog tęsti tą 100 ir sukaupti labai solidžią sumą, nes dirba laikas ir palūkanos. Plius vaikui būna draudimas visus tuos metus. Jeigu kažkas nutinka, jis apdraustas, o tavo pinigai niekur nedingsta. Tai nėra apie 100 eurų. Tai apie tai, ką tas 100 veikia per 18 metų. Ir ką reiškia tavo sprendimas po 18 metų, kai vaikas sakys, mama, aš pasiruošęs pradėti gyvenimą ir man nereikia skolintis. Tavo mintis labai taiklios. Duok kitą klausimą, važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Aš manau, kad aš esu tikrai jau norinti atsidėti ir taupyti savo vaiko ateičiai. Net realiai, net gėda būtų to nedaryti. Va šita mintis tikra iš širdies. Nes kai supranti, kad taupimas vaikui, tai ne prabanga, o atsakomybė, viskas susideda į vietas. Ir žinai, kai mama ar tėtis sako, man gėda būtų to nedaryti, aš žinau, kad jie jau pasiruošę. Nes jie suprato esmę. Tai ne apie pinigus, tai apie vertybės. Tu duodi vaikui startą, kurį mažai kas Lietuvoje gauna. Tu tampi tą mamą, kuri ne tik augina, bet ir ruošia gyvenimui. Tai didžiausia dovana, kokią gali duoti. O svarbiausia, tu tai darai ne iš pertekliaus, o iš meilės. Ir tai viską keičia.